Mielieji, Sveiki sugrįžę į Emigrantės. sveiki sugrįžę namo. Sveiki sugrįžę į mūsų kanalą, dėl kurio mes labai stengiamės. Stengiamės ir dar stengsimės. Žiūrėsim. O kaip šiandien ir kas. pati svarbiausia metų intriga, kulminacija, metų tema, metų skandalas. Ir kalbėsime apie ką? Apie kaip Nuomonę, kitų žmonių nuomonę. Nuomonę apie emigrantus Lietuvoje ir ir čia. užsienį. Ane, tai pakalbėsime šiek tiek laisvesnė tema, kuriuo irgi atsimenat emigrančių puslapyje paskelbėm. Klausėm jūsų visų nuomonių, klausėm istorijų, ar jūs čia diskriminuoja, o kaip yra su giminėm Lietuvoje. Ir prisirinkom daug jūsų atsakymų ir pabandysim pasišnekėti, kaip mes su tuo tvarkomės, kaip jūs su tuo tvarkotės, kaip jūs į tai reaguojate. Ir lietuviams tai Lietuvoje iš vis tai netrodo tema netgi, ne, bet emigrantams tai yra tema. Tai yra apie ką kalbėti prie bonkelės, užverda kraujas, žinai. Užverda kraujas. Jo. Tai Gal pirmą, ką nori daug pradėti, kokia yra nuomonė, kaip patesi susidūrus, kai Lietuvoje būni, kaip tu jautė? Pavyzdžiui, buvo klausimas, Birutė uždavė klausimą, ne, ir jinai sakė, kaip tvarkotės su neigiama nuomonė savo giminių į jūs už tai, kad jūs gyvenate ne Lietuvoje, užsienyje. Tai va tokia įdomi buvo toksai klausimas. Geras klausimas. Jo, nes tai iš pradžių jau ir parodė netgi man tokia įdomų kampą, kad reiškia yra žmonių, kurie susiduria su neigiama nuomonė lietuvių gyvenančių Lietuvoje apie juos gyvenančius čia. Spėju, toks, žinai, gauni tą tokį smerkimą, tu čia išvažiavai, tu čia palikai, ypač iš tų vyresnių. Ar tu gauni smerkimą? Aš smerkimo negaunu, nes aš neturiu Lietuvoje daug giminių, su kuriais kalbėti, kurie man galėtų pasakyti savo nuomonę, nes kitų nesu mačius, nežinau, gal 30 metų, nuo tada, kai tėvai gal išsiskyrė ir nebėra tų tečių, dėdžių, žinai. O su tais giminėm, kuriem bendraujam, jie patys buvo atvažiavę čia ir, žinai, ir dirbo. Tai jie nėra to jokio smerkimo, mato. Bet turbūt ką pastebiu kai aš būnu Lietuvoje, iš tų kitų žmonių, su kuriais bendrauji, draugų, pažįstamais jo, ar svetimų žmonių, su kuriais tenka dirbti ir jie supranta, kad tu esi, kad ne Lietuvoje gyveni. Jauti 100%, kad jie kažkaip yra prieš tave smerkia arba nusistatė. Kad tu čia esi, žinai, gal mintyse, arba koks šalies išdavikas. Tu ten išvažiavai ieškoti ir palikai. Jeigu ten tiek gerai dirbi ir uždirbi ir Lietuvoje gali tą patį uždirbti. Tu, atrodo, pradedi jausti, kad žmogus mintyse tą galvoja apie tave. Ir jeigu aš galiu su to žmogu padiskutuoti, kokia ten draugė susitinkia ar kažką, tai, šiaip visų pirma, draugas nieko labai ir nesako, nes jis žino mano situaciją. Taip, kodėl tu išvažiavai, kaip viskas buvo. Aš tam draugui nereiškia aiškinti, kad aš išvažiavau čia, nes aš Lietuvoje buvau viena, man reikėjo pas tėvus čia atvažiuoti. O ne aš išvažiavau čia, kai man buvo 27, nes norėjau laimės ieškoti, žinai. Irgi du skirtingi dalykai. Ir tai, nei vieno negali nėra blogai irgi, ne. Nei vieno negali nurašyti to džedžinti, kaip sakant. Bet Lietuvoje, kai gauni tą tokį, kai gali su žmogu padiskutuoti, kai tu jauti tą smerkimą ar tu tokį, oi čia emigrantas ir tave nuskenuoja visai kitom akim visokių kitokių skenų, tiesiog žiūrint, kaip tas žmogus sako, bet tu visą laiką stengies tam nepažįstamajam arba ten kokiam giminaičiui pasakyti, kad nepamirš, dėl ko aš išvažiavau, ar išskridau, kai man buvo. Tai pirmas dalykas. O antras dalykas yra, aš neprivalau tau nieko aiškintis. Jo. Aš jaučiuosi tokia, ir žmonės sakė, nueini į Tele2 kokį nors, ar ten Maxima, ar ten kokį nors Bitę, ar ten kokį nors Lietuvos draudimą, kažkokią įstaigą. Kažkokią įstaigą labiau. Oi, tu čia, žinai, Anglijoje, tai kaip tu Anglijoje, ar ten jau augti pinigai ant medžių. Tu tiesiog arba atsakai tą kaip bairių. Aišku, tave sunervina, jeigu esi, žinai, turi širdį. Tu atsakai arba bairių kažkokiu, arba su tokia pat pagėža, kaip ir tau pasakė.
Auga, žinok, skinų neturi kur dėti pinigų. Važinėjai Lietuvos, Amerikos, Australijos, neturi kur dėti pinigų. Tegu dar labiau pavydė ir galvoja teisybę ar neteisybę. Taip. Arba atsakai su tą pačią pagėžą, su tokiu pačiu tonu. Kokiu nors ten, žinai, nesąmonė. Ir viskas. Ir tada tas žmogus tiesiog, aš asmeniškai kurį variantą renkuosi, tą, kad tą žmogų palik durnelio vietoj. Jo. Nes tu nežinai, kokia yra mano situacija, tu nežinai, kodėl, kiek aš ten esu laiko, ką aš ten veikiu, kaip aš veikiu, tu nežinai mano gyvenimo ir tu tokias nesąmonės klausi, nes tu esi kažkoks čia neišpruselis. Taip. Kad tu drįsti tokią nuomonę apie svetimą žmogų turėti, kai tu nežinai nieko. Jo. Ir aš stengsiuosi jį palikti kiek įmanoma, aš turiu tą tokį, žinai, greitą atsakymą, tokį šaltakraujišką tą protą. Ir aš stengsiuosi tą žmogų palikti durnelio vietoje, jeigu jis man užduos klausimą, tai kaip to Anglijoje yra? Mačiau tavo visus ten kokį postą Anglijoje gyveni. Ir aš sakyčiau, kaip pavyzdį, ne? Aš sakyčiau, skaityti turbūt nemokat, turėt perskaityti, kad aš ne Anglijoje gyvenu. Ir malonu, ačiū paslaugas, viso gero. Ir tas žmogus pasijaučia kvailiukas ir bėgs į Facebooką žiūrėti, kaip jinai, ne Anglijoje gyvena, taigi, apie Angliją, ten viskas šneka. Kad jį palikti kvailiuko vietoj, nes jis nesąmonė šneka, nes norėjo tau matai įkasti, nes tu čia esi emigrantas. Taip. Bet, pavyzdžiui, tokiu atveju, kaip Birutė klausia giminėse, ne? Pavyzdžiui, sakykime. Tau yra giminės, tu turi giminių Lietuvoje. Aš turiu daug giminių, bet manis tikrai nieks nesmerkia visų pirma. Tai gal vėl, man matai, toks klausimas netgi įdomus pasirodė, nes matos, kad Birutė susiduria su tuo. Ja smerkia turbūt giminės Lietuvoje, kad jinai gyvena čia, ne? Manęs nesmerkia nei vienas mano giminė, kad aš gyvenu čia. Jam gal jie norėtų, kad aš Lietuvoje gyvenčiau, bet jie kažkaip irgi nemato to, kad kaip galimybė, žinai. Tai mes tiesiog bendraujam labai gerai su savo visais giminėm ir čia net nėra jokios merkimo. Bet aš sakyčiau, atsakant į klausimą iš mano pusės, ką daryti, jeigu tave smerkia tos giminės, kad tu čia gyveni, žinai, tai aš manau, tai čia jau vėl asmenybės klausimas, ta prasme, kodėl jūs turit imti galvą, ką apie jūs sako. Ir kitas žmogus sakys, bet aš imu, neimk. Paprasčiausiai neimk galvą, ką tau sako, čia yra tavo gyvenimas, kurį tu turi vieną, tu jį gali nugyventi tokioje šalyje, kurioje nori. Ir tiesiog, kada žmonės tau kažką sako, tu gali gražiai arba negražiai pasakyti, čia yra mano gyvenimas, čia yra ne tavo reikalas. Kad ir tai yra mama, ar kad tai yra labai artimas žmogus, tu vis tiek turi teisę pasakyti, tai yra ne tavo reikalas. Aišku, kad turi teisę. Viskas. Gali taip pasakyti, gali ir gražiai pasakyti. Gali sakyti, kiek jūs galite to patį klausti. Taigi jau 100 kartų sakiau, kodėl aš ten gyvenu. Norvegijoje, aš tenai gyvenu. Arba jeigu ten sėdit kokiai palapiniai, žinai, kempingaujat 2 savaitės, tai aišku, tą pokalbį gali ten išvysti 2 dienas apie tą patį kalbėti ir tą patį perkalbėti. Jeigu žmogus Lietuvoje yra įsitikinęs, kad tu esi Lietuvos išdavikas ir tu čia esi tinginys, o ten išvažiavai braškį ten kokius kinti, tai tu jo nuomonės jau gali sakyti, ką tu nori. Tu gali būti ir belenkokias pareigas užimti. Jis jau ne tai, kad netikės, jis ne vis tiek tu jo to nuomonės, to lietuvio Lietuvoje tu nepakeisi, jeigu jis yra įsitikinęs. Jeigu jis taip galvoja jau. Jo. Nes žmonės gali parašyti komentarus, ar taip yra. Kad tie lietuviai, kurie čia turi geresnį darbą ir yra jų giminaičiai artimieji kažkokie Lietuvoje, arba kad ir jie kažkur čia aplinkui gyvena, ir tu esi jau čia prasimušęs, tie artimieji, jie vis tiek nesupranta, ką tu dirbi. Jis ten turi kažkokį biznį ten daro. Jie nesupranta netgi, ką tu darai. Ką tu ten darai ir kaip tu ten darai. Nes jeigu tu blogai kažką Anglijoje ar belenkur, kai tu esi užsieny, jeigu tas giminaitis sako, kad tu ten, fabrike dirba, bet tikrai geriau uždirba. Jis tave, matai, kad mintyse tu jauti, kad jis tave smerkia, nes tu išvažiavai dirbti į fabriką, kaip pavyzdį, ne? Ar ten į kokią nors gamyklą. O tai ir gali Lietuvoje eiti į tą kokį viščiūnų fabriką irgi ten, žinai, dirbk. Bet jeigu tu esi daugiau pasiekęs, jų nuomonė, man atrodo, tų giminaičių keičiasi. Taip. Ir jau pradės visiems pasakoti, mano ten dukteriečiai jau Anglijoje ir universitete buvo ir jau ten turi gerą darbą, ten prestižiniai įmoniai, jau pradeda girtis. Jo. Nes kitaip tu esi toks... Visai vadina chicken factoriniais ir ten visokie, žinai, taip ir taip. Braškių skinėjais ir visai atrodo, kad tu darbų, kad tas darbas yra kažkoks kitoks, stebuklingas negu tas pats Lietuvoje. Jo.
Ir jeigu aš, pavyzdžiui, dirbčiau darbą, ar kaip dirbdavau, pavyzdžiui, fabrike, ir grįžčiau į Lietuvą ir man koks nors tenai teta arba kokia močiutė sakytų, nu kuo tu išvažiavai į tą Angliją ir ten skini braškės, ar ten stovi tam fabrike, eik čia daryti. Kodėl tau reikia, klausimas ir pirmas, kodėl tau reikia, kad aš būčiau toje Lietuvoje? Kuo tu to pasieksi, kad aš dirbsiu Lietuvoje, nuo maksimum? Kuo tau gyvenimas nuo to pasikeis? Visų pirma, niekom. Ir antras... Ne, kitas sakys, padėtum, atvažiuotum, čia daržą man pakast, padėtum, čia, žinai, kiaulas, padėtum paskirsti. Jo. Nu tai, sorry, močiutė, bet aš neaugau ir manęs tėvai neaugino, kad aš kitiem kažką uždyką turiu daryti. Aš ir Anglijoj einu ir kaimynam padedu, ar ten draugiam padedu kažką lygiai taip pat. Tu, jeigu turi savo kiaulės ūkį, visą kitą, ir jeigu tu nesugebėjai pažiūrėti, tai parduok. Tai parduok, jeigu tu nesugebėjai pažiūrėti. Taigi tu tas kiaulės auginai, tą ūkį savo darai savo, kad tu turėtum, o ne dėl to, kad o ne visiems kitiem, kad visi ateitų tau viską padarytų. Jo, taip. Toks, žinai, žiūrint kokią tą situaciją. Iš vis, aš sakyčiau, man čia toks irgi, sakau, toks keistas klausimas, ne todėl, jeigu žiūrit Birutę, neįsižeiskit, ne todėl keistas, kad jūs kvailai kažkaip paklausėt, bet man iš vis keista, kad jūs kreipėt dėmesį kaip, ta prasme, kad tai yra iš vis problema, ne? Kad tai yra problema. Aš suprantu, kartais kad tai nervina. Kad tai nervina gal, bet ta prasme, tai nežinau, nekreipkit dėmesio. Bet... Žinai, man būtų, jeigu aš grįžtų į Lietuvą pastoviai pas tą vieną giminaitį, kuris ten man kabina nervus, kodėl jūs vis grįžtat pas tą giminaitį? Kodėl jūs kelia neigiamas emocijas? Tai kodėl jūs negrįžtat pas kitą kokią pusėserį, ar kitą tetą, ar kitą dėdę aplankyti, arba iš vis kodėl nevažiuoja tą savaitę praleisti į Ispaniją prie jūros pagulėti, vietoj to, kad važiuoti pas to giminaičių klausyti? Labai nutraukia net ir šis, jeigu tai prasidaro tokia tiesiog toksiška, ne, bet ką aš noriu pasakyti, kad, ne, čia tokia kaip ir keista, sakau, tas klausimas toks atrodo labai įdomus. Bet iš kitos pusės ir po mūsų postais yra buvę, kad pakomentuoja žmonės ir, pavyzdžiui, parašo Lietuvos išdavikės, ne? Arba ačiū Dievui, kad ir išvažiavo tokios kaimietės, ne? Ten ar kažką tais. Tai ta prasme, mes iš vis nesidylinam su blogais komentarais, perskaitam, nusižvengiam ten ir pamiršam. Net negalvokit, kad jeigu mes gaunam kažkokį komentarą, mes jį ten skaitam. Kodėl tai pasakė, mums iš vis yra neįdomu, mes tų komentarų sudėjus YouTube'es ir visus Facebook'o postus, turbūt tūkstančiais jų ten yra, tai mes jų net neskaitam dažniausiai, jeigu perskaitam, tai va taip akim prametam ir ten galite rašyti, nors ir pačias šlikščiausias, mes pažvengiam ir viskas ir nainam toliau. Tai jeigu kažkas parašo Lietuvos išdavikės, man įdomu, kodėl žmogus mane taip mato, bet žmogus turbūt mane taip mato dėl fakto, kad aš negyvenu Lietuvoje ir jam atrodo, kad aš esu nepatriotiška, nors aš esu labai patriotiška. Tai būtent, labai netgi patriotiška. Tu matai žmogų tik tai iš tiek, kiek jisai nori pas save parodyti ir tu pagal tai susidarai nuomonę ir kadangi tai yra, tu esi turbūt gal žemo lygio žmogus, jeigu tu parašai ten Lietuvos išdavikė arba grįžus į Lietuvą, tau giminaitis kažkoks pasako, kad tu esi čia Lietuvos išdavikė. Čia kažkoks yra keistas dalykas. Čia yra žemo lygio žmogus, jeigu sugeba savo giminaičiui, ten tetai, pusbroliui, sesiai, broliui ar ten vaikam, tėvam taip sakyti. Taip. Tu gali tą patį pasakyti gražiai, prašau, grįžk, padėsi, va čia. Man trūksta tavęs, aš tave myliu, man labai pasilgstu, aš labai, ką man baba ir sako, pastoviai sako. Aš pas tokį žmogų ir noriu grįžti kiekvienais metais, ne? Bet jeigu tau va toksiškai sako ir ten komentuoja tokiais, tai vėl išdavikė grįžo čia į Lietuvą. Nevažiuočiau net gyvenime. Kam pas tokį žmogų, kam tu su juo bendrauji, aš nesuprantu. Kaip Birutai, tiesiog neapsikrauni, jeigu tai yra tavo mama, pavyzdžiui, kur artimas žmogus ir tu ją myli, tai gerai ir mylėk. Nuvažiuok vieną kartą per metus, aplankyti, gali susiskambinti, bet tu neprivalai klausytis tų visokių žaidinėjimų, kad tu išvažiavai į Angliją. Tu esi suaugusi moteris, priiminėjai sprendimus ir nieks neturi teisės tų sprendimų, tavo sprendimų smerkti, nebent tu pati paprašai patarimo. Kaip tu, Gintarė, manai, ar aš turėčiau gyventi Anglijoje, ar aš turėčiau grįžti? Tai tada žmogus tai pasako savo nuomonę. Jeigu aš neprašiau, tai jūs įčiaupk ir tu man prašau neaiškinti, kaip man gyventi savo gyvenimą. Nes aš tau noriu ten gyvenu, noriu aš Japonijoje gal gyventi, koks tau skirtumas, ar ne? Ta prasme, dabar iš vis yra laisva Lietuva. Kur noriu ten būnu. Kur mano pasas žalias, kur noriu važiuoju. Dabar raudonas, bet būdavo žalias, ne? Mano pasas žalias, kur noriu važiuoju. Tai va, tai labai netoks įdomus klausimas, bet tai nekreipkite dėmesio.
O kad kažkas jūs laiko Lietuvos išdavikais, jūs tokie nesijaučia, tai, ta prasme, tai... Man atrodo, žinai, kaip dar tokią turiu idėją. Jeigu tau žmogus kažką pasako blogo apie tave ir jeigu tu tuo tiki, tai tu ir... Jeigu tau piršti netinka, tai tu ją ir nešiok, va. Taip. Yra toks posakis. Jo. Tai va, jeigu tau pasakė, tu čia esi Lietuvos išdavikė ir tau ima nervą ir tau skauda širdį, nes tu taip gal jautiesi. Nes tu turbūt galvoji, kad tu esi Lietuvos išdavikė. Bet jeigu tu galvoji savo drąsiai širdžiai, kad aš su mielu noriu grįžčiau į tą Lietuvą, jeigu ten kažkas ir kažkas, tai tu nesi išdavikė, tai tu jam žmogui gali šaltais nervas ir arčiauti, nešnekėk nesąmonių. Taip. Ir viskas, ir pokalbis čia su tavim baigtis, čia nėra apie ką diskutuoti. Jo, ir aš suprantu, kad žmogus parašė ne, kad mes esam Lietuvos išdavikės, todėl, kad jis galvoja, tai tada eikit ir gyvenkit į Lietuvą, ne? Bet, pavyzdžiui, aš jau daug metų sakau, kad aš tikrai eičiau ir gyvenčiau tą Lietuvą, bet aš turiu vaikus, kurie čia nais auga ir jie nenori važiuoti į Lietuvą. Gyventi. Jie atostogom labai nori, bet gyventi jie nenori. Tai koks aš būčiau žmogus, kokia aš būčiau mama, jeigu aš palikčiau savo vaikus čia 8, 10 ir 16 metų ir sakyčiau, aš išlakiu atgal Lietuvą, jūs čia gyvenkit. Ta prasme, tai smerks, kokia tu esi motina. Tai smerks kokia motina, saks, vaikus paliko, pasižiūrėk, išvažiavo. Bet patriotė. Lietuvą myli. Komentaro apie patriotizmą. Lietuvą myli, išvažiavo. Ta prasme, tai nereikia irgi nusišnekėti. Yra skirtingos situacijos, yra visokių žmonių, kiti turi čia kažkokius tais dalykus ar neįsipareigojimus ir taip toliau. Tai čia jūs kodėl aiškinate žmonėm, kurie apie jūsų situaciją iš jūs nieko nesupranta, kodėl jūs aiškinatės? Arba nėra net įsigilinę. O jeigu dabar žiūrint, buvo irgi įdomus dalykas, kur mes paklausėm istorijų, ar jūs diskriminuoja čia, ar jūs žiūri kitaip. Tai labai įdomus faktas, kad gal tik tai buvo 5-7 procentai, 5 ar 7 procentai žmonių, kurie pasakė taip, diskriminuoja, ar turiu daug istorijų, nes blemba kokie 90, ten iš vis 5 procentai, ar iš vis ten 3, sakė, ne, puikiai jaučiuosi, esu priimta, esu priimtas, gerai dirbu, nieks nediskriminuoja, labai fainai. Ir faktas. Manęs irgi nieks niekada nediskriminavo. Niekada. Aš jeigu kažkada kažką pajausdavau, kad dar anglų galai gerai nemokėdavau, atsiprašau, gal būdavo tas tiesiog, kad aš pati prisigalvoju, kad mane diskriminavo, nors realiai, kai dabar praėjo kokį 10 metų ir tu apie tai pagalvoji, yra dėl to, tu tai pasijauti dėl to, kad tu nemoki su tu žmogum normaliai susišnekėti apie kažkokį ten daiktą, kad tu perki kokiam kariais parduotuvėje, tu šneki ir kažko nesupranti, ai čia žiūri, pradėjai kreivai žiūrėti, jam neįdomu, kad tu esi kažkoks bulgaras, ar kad tu esi japonas, ar tu esi lietuvis, jam visiškai nusišvilpti, jis nori tau parduotą daiktą ir gauti savo komisinius. Jam nervai jiems tave kreivai žiūri, nes nesupranta, kad tu šneki. Nes nesupranta, ką tu šneki ir dėl to, kad tu pasakėjai atvykai UK ten 2003 metais ir tu vos su juo angliškai susišneki 2023 ten kokiais. Jisai dėl to tave kreivai žiūri, kad tu nemoki kažko, kad tu kalbos dar nesupranti, ar žinai, ar kažką. Bet šiaip žmonės iš oro, jie nediskriminuoja kitų žmonių dėl to, kad tu esi lietuvis. Ar kad lenkas ten koks nors. Ir žinokit, aš pasakysiu čia. Nebent tu kažką padarai. Gana bus dabar nepopuliari nuomonė, ant manęs gali daug kas supykti, bet kas diskriminuoja žmonės, tai lietuviai. Lietuviai tai yra čempionai, atsiprašau, žmonių diskriminavimo. Aš nuvažiuoju, ne kiekvieną vasarą būnu Lietuvoje po 2 mėnesius, aš tiek bjaurių žodžių apie suvažiuoja čia ukrainiečiai, suvažiuoja čia tie visokie, kaip kolioja tuos visus žmonės, kurie yra ne lietuviai ir gyvena Lietuvoje. Aš nesakau, kad visi, gink Dieve, yra tikrai žmonės klausys, sakys, aš tai džiaugiuosi, kad užsieniečių pas mus yra, ne. Bet nublemba, žinau, kokie 80 procentų žmonių Lietuvoje, lietuvių diskriminuoja ir žiauriai diskriminuoja tuos atvykėlius į Lietuvą. Dabar daug indų labai privažiavę, ne, visokie Bangladešų, daugybė, žodžiais baisiausiais. Ir jeigu lietuvis baisiausiai čia piktinasi, kodėl manęs, čia aš bandau angliškai, kiek moku, tiek šneku ir manęs negarbina, tai, o Jėzus kaip kenčia žmonės, kurie į Lietuvą atvažiuoja ir lietuviškai nekalba, jie tai kenčia. Nes jūs norit, kad su jum čia gražiausiai kalbėtų ir bandytų šifruoti, ką jūs norit pasakyti.
O Lietuvoje tų žmonių iš vis nieks net nebando iššifruoti ir dar reikia, ir iš vis čia daro visokias nesąmonės iš tų žmonių. Būtent. Tai aš nežinau, kokią teisę iš vis lietuvis turi reikšti, aš nesakau visi lietuviai, dar kartą pakartoju, jeigu jūs toks nesat, čia ne jums pritaikyta, bet nežinau, kokią teisę lietuvis turi teisę iš vis pasakot, kaip jį diskriminuoja, ar kokie čia nais jo nesupranta, kai jis pats putojasi, kodėl Lietuvoje čia tų indų daug reikia visus išvyti ir ten, atsiprašau, tegu nieks nevažiuoja, ar čia mes visus pinigus atiduodam ukrainiečiam ar dar kažkokiem, nes patys sėdi ir čia lūpa pašalpas ir nieko blogo iš to nemato, bet kai Lietuvoje kažkoks ukrainietis gauna pašalpą ir nesusišneka lietuviškai, tai jau buvo problema didelė, tegu važiuoja namo. 100%. Tegu važiuoja. 100% sutinku. Aišku, ne visi tokie yra, kiti taip daro, kiti nedaro, kaip ir visą laiką nėra visų žmonių vienodų, ar vienos tautybės vienodos, bet faktas tai yra toks. Ir Anglijoje, UK, Jungtinė karalystė yra lygiai tas pats. Taip. Jie irgi galvoja, kodėl aš turiu emigrantui mokėti atvažiavusiam čia, kad ir nelegaliai kažkokį duot socialinį būstą, visą kitą, tie anglai irgi tą patį galvoja. Kai jų čia pradėjo, mūsų visų emigrantų tiek pradėjo plėsti, turim dabar dėl to ir turim tą Brexit, nes jiem dakniso. Taip, taip. Ir kai mes būnam Lietuva, kadangi tik dabar pradėjo gauti emigrantus, po ten 50 metų vėliau negu Anglija, kaip pavyzdį, Lietuva dabar galvoja lygiai tą patį. Tai aišku. Lygiai tą patį. Taip. Bet, žinai, mum lietuviam, kurie yra ir emigrantai, ir Lietuvoje jau gaunam kitus emigrantus, mūsų lietuvių bėda tada gaunasi ta, kad aš matau, kad aš galiu, kaip čia pasakyti, smerkti tą emigrantą atvažiavusį į Lietuvą, bet aš nematau, aš kaip lietuvis nematau, kad aš čia esu tas emigrantas, kuris taip elgesi. Tu nepasižiūri į veidrodį ir tu pažiūrėk, ar tu kartais nesielgi taip pat, kaip tas žmogus Lietuvoje įbūnantis emigrantų. Taip. Papasakosiu istoriją. Va dabar, sako, visiems žmonėms patinka istorijos, tai čia bus tikrai... Žinai, kaip būna paremta tikrais faktais. Ne, čia tikrai. Tikrais faktais ir papasakosiu istoriją ir jūs patys parašykit, jeigu galit, kokius jausmus šita istorija jums sukels. Ar jums sukels gerus, ar negerus. Ką jūs manot apie šitą situaciją? Būtų žiauriai fainai, kad jūs pakomentuotumėt apie šitą istoriją, kurią aš dabar jums papasakosiu. Tai šią vasarą, kada aš ėjau Camino Lituano kelią, 536 km per Lietuvą, pati viena perėjau peško, paplokit man. Auditorijos plaima, dabar šitas, kur uždėdau iš studijos tie. Jo, tai tai aš ėjau per visą Lietuvą, nuo Žagarės, Latvijos sienos, iki Seinių Lenkijoje. Per 23 dienas nebuvau namuose, 21 dieną aš perėjau Lietuvą peškom, pati viena. Bet ėjau per Lietuvą, ne? Ir žodžiu, ir aš einu, ten ėjau tą dieną, atkarpa buvo, ten, žodžiu, nuo Kauno iki Pakuonio ten, žodžiu, ėjau, sakykim, ir vidury ten, žodžiu, visai tai jau tos ten Lietuvos, ne, vidury laukų yra toksai mažas kaimelis, kokių mes lietuviai daug žinom, ir jas vadinasi Margininkai, ne, toksai kaimukas, visai mažytis, visai. Žvyrkelis, ta prasme, nėra net kelio, žvyrkelis, medinės trobos, visokie tais laukai, ne, tiesiog toks kaip, ne, kaimas Lietuvos. Ir aš einu tuo keliuku, einu, ir aš žiūriu, tikrai toks kaimas, kur net lietuvių nėra, net tuščias trobos, nieko nėra ten, yra, bet, žodžiu, nykstantis, ne, toks. Žodžiu, einu, ir aš žiūriu iš toli, matau, kad ateina, ir aš matau, kad ateina, tamsus žmogus, juodas žmogus. Ir ta prasme, okei, Vilniui, Kaune ten ateitų, bet ne, Margininkose, Žvyrkelio, kaimo Lietuvos laukuose, toli ten nuo visko, ne, ta prasme, vidury niekur. Ir, žinai, man taip įdomi, žinai, ir jis ateina, ir aš matau, blemba, tikrai, blemba, ne lietuvių 100%. Ir man taip įdomu pasidarė, aš kaip tik įeinu, jis eina, žinai, mane, tuo žvyrkeliu mes abudu ateinam per Lietuvos laukas. Ir aš žiūriu jau visai arti, žinai, ir aš matau, kad čia indas, indų kilmės žmogus. Ir aš... Nemanai, kad čia lėkštė parėmė. Marškiniai balti. Čia negalima taip juokauti, bet žodžiu. Kaip sako, rūbai vaikšto, ne? Tai va, bet ne. Žodžiu, ir jisai ateina, ne? Ir aš iš karto angliškai, žinai, jam sakau labas, žinai, aš iš karto angliškai labas, jisai man labas, ir man iš karto pirmas klausimas sakau, iš kur tu esi? Žinai, where are you from?
Ir jisai sako, iš Indijos, žinai, ir aš jam iš karto antras klausimas, ką tu čia darai? Jisai sako, čia ar Lietuvoj? Aš sakau, ir čia, ir Lietuvoj. Žinai, aš jau angliškai, jisai sako, aš dirbu. Aš sakau, kur tu dirbi? Jisai sako, čia pas ūkininką laukuos ir jis man rodo tokį medinį namuką, sako, va čia mano namai. Ten tokia troba, medinė tiesiog troba. Ne, čia mano namai, sako. Aš sakau, o, vau, sakau, kada tu čia atvažiavai? Jisai sako, jau aš mėnesis, kaip aš čia nais esu. Sakau, ir kaip tau? Sako, man kaip čia patinka, kiek aš daug užsidirbu. Sako, labai gera alga, labai dideli pinigai. Sako, labai man čia gražu patinka. Sako, labai gražu, gamta, žodžiu, čia gražu. Sako, labai čia fainai. Žinai, jisai toksai visas apsidžiaugęs labai. Ir jisai man ten rodo, sako, aš noriu į Kauną važiuoti. Ir aš sakau, oi, čia, sakau, šičia tai nėra autobusas, sakau, tau arčiausias autobusas, žodžiu, ten reikėjo į tokį kitą eiti. Ir aš kaip tik turėjau žemėlapį, nes einu, ir aš jam parodžiau, sakau, mes žiūrėk, va čia esam, sakau, tau reikia šito keliuku apie 3 kilometrus eiti iki stotelės, kur jau važiuos autobusai. Nes pro Margininkus ten važiuoja autobusas, bet ten kažkaip, žodžiu, vieną kartą ir ten jau jam praėjo tas laikas. Aš sakau, čia jau nieks nebevažiuos, čia viskas, dabar tu eik ten iki to didesnio miestelio, tuo keliu kirsk, žodžiu, varyk 3 kilus, tai įsivaizduokit kokioje vietoje. Jam reikia žmogui 3 kilus nueit, kad 2 kartus dienų autobusas būtų, ne į Kauną ir atgal. Ir aš sakau, tu eik, žodžiu, va čia tuo keliuku eisi ir ten nuveisi. Sako, kur tu eini? Pasiklausinėjo, ne? Ir žodžiu, ir aš čia pakalbėjau, sakau, gerai, tau sėkmės, žodžiu, sakau, fainai buvo susitikti, ir žodžiu, nugribavo tuo keliuku, jisai žmogus į Kauną, pasipuošęs, turi išeiginę, jisai važiuoja. Ir tenais tam miestukė, tada ne miestukė, tam kaimukė stovėjo bažnyčia. Ir aš sakau, einu aplankysiu tą bažnyčią. Aš einu aplankyti tos bažnyčios, kaip tyčia bažnyčia atrakinta ir viduje ten ta kaimo tokia davatkėlė, žinai, puošia ten altorių, ten gėlės keičia. Aš sakau, labą dieną, gal aš galiu čia pas jūs užeiti, labai noriu apžiūrėti bažnyčią, prašau. Ir mes pradėjom su ją kalbėti. Kaimukas toks, kad kunigas atvažiuoja vieną kartą į savaitę ir tai tik jeigu kažkas užsakė mišias. Jeigu užsakė mišias atvažiuoja, jeigu ne, nėra, ne, jokių mišių, nėra kunigo, visiškai kaimas tik senelėje, ne. Ir aš jai sakau, aš sutikau, sakau, Vatinda, sakau, pas jūs dabar. Sako, taip, mūsų kaime yra didelis ūkininkas, sako, labai didelis ūkininkas, turi didelius ūkius. Sako, ir jisai yra atsivežęs, ne, žmonių, sako, čia jų daug gyvena, gal ten 10-15, kiek jin tam pasakė, ir visi, reiškia, dirba pas jį laukuose. Ir aš sakau, o tai, sakau, kaip čia, o tai, sakau, tų lietuvių ar nėra, sako, baigtų, sako, ar tu juokauji, sako, yra keli pijokėliai, bet sako, kur vieną dieną ateina padirbti, kitą dieną jau, sako, nebėra, sako, nebėra, pinigėlį gavo, žinai, viskas, sako, tokie pijokėliai, iš mamos pensijų, kur te gyvena ir, tu viskas. Ane, ir tu nieko ten negali padaryti. Ir aš taip sakau, bet kaip įdomiai. Ir jinai pasakė tokius žodžius. Jinai sako, o ką daryti vaikelį, kad lietuviai nebenori tęsti Lietuvos? Sako, tada, sako, tęsia kažkas kitas. Ane, atėjo tiesiog tokia diena, kada lietuviai nebenori tęsti Lietuvos. Jie nenori dirbti tos žemės visom tom valandom už 800 eurų. Jie nenori. Ane, bet yra žmonės, kurie nori. Ir tiem žmonėm atvažiavo ir ta alga yra didelė ir gera. Dabar šitie žmonės, kurie ten atvažiavo, tų 12 ar 15 tų indų, ane, kurie dirba sąžiningai, ūkininkui, kiekvieną dieną, nuo ryto iki vakaro, jie ten negeria ar kažką, ane, tie žmonės, jie atsiveš savo žmonas. Ir jie turės vaikų. Ir reikės kaime vėl mokyklų. Ir kaime reikės atidaryti tas parduotuvytės, kurios dabar yra uždarytos senai, nes nebėra žmonių, jas reikės vėl atidaryti. Ir tų žmonių, norit, nenorit, už 30 metų jų bus daug ir bus kaimuose irgi lygiai tokios pačios bendruomenės, kokios yra dabar miestuose. Tai matot, kaip viskas yra, ane? Ir jinai pasakė tuos teisingus žodžius. Sako, jeigu lietuviai nebenori tęsti Lietuvos patys, kažkas kitas tęsta Lietuvą. Tai yra lygiai ta pati situacija mūsų emigrantų, kada mes atvažiavom čia. Nes anglai nebenorėjo tęsti tos Anglijos, dirbti to žemės, tų fabrikų. Atvažiavo mes, atsivežėm vyrus, vaikus. Pradėjo mokyklose trūkti vietų, pas daktarus trūksta vietų, nes pilna emigrantų, ne ten taip toliau panašiai. Bet aišku, ekonomika padidėjo, reikia daugiau parduotuvių, restoranų, Ane? Čia jie žmonės prisitaikė, lietuviai pyksta baisiai. Tragiškai pyksta. Kodėl čia šitie atvažiavę, aš nenoriu, kad čia juodi būtų Lietuvoj.
Kaip šitą situaciją? Nu, va, pakomentuokit. Įdomi. Įdomi, jau kokius jausmus sukelia. Nu, man sukelia tas jausmas, ta tavo istorija, nostalgija tokia. Kad aišku, ar jeigu tu gyveni kažkur aplinkui, tavo vaikai išvažiuoja į didmiestį. Taip. Tas ūkininkas neturi 15 sūnų, jam reikia samdytis darbo jėgą, jisai turi darbo jėgą. Tu įsivaizduok, traktorius prisipirkai viską investicijas, tu darai į ūkį ir tau nėra kas ir tu nueini darbo biržą ir sakai, man reikia 15 darbuotojų, nu ir sako, mes turim 15 nedirbančių vyrų, bet ne vienas pas tave neis dirbti. Nes jiem ir matai čia per sunku, per sudėtinga. Bet turim 15 migrantų, kurie nori dirbti. Nu tai duok, man svarbus žmogus, turi kojas ir rankas ir gali atlikti tą kažkokį ten darbą, nu kas perkelti ten kažką, žinai, sunešiot, panešiot. Tai aš kaip sakyti, kaip pati emigrantė būdama, aš čia nematau jokios, kaip čia pasakyti, jokios problemos, kad Lietuvoje daugėja kitataučių. Kodėl tai iš vis turi būti problema? Problemą aš matau belenkur tada, kai tas kitatautis atvažiuoja į kitą šalį ir pradeda diktuoti savo sąlygas, o netaikosi prie tos šalies. Aš žinau, kur yra lietuvių su lietuvišku pasu, gavo lietuvišką pasą, ten, žinai, 40 metų atgal, gavo pilietybę Lietuvos ir jie iki pat dabar dar nekalba lietuviškai. Tai va man čia aš matau problemą. Tu 40 metų gyveni Lietuvoje ir tu negali nueiti pas daktarą, tu ieškai to daktaro, kuris kalba rusiškai, nes tu dar lietuviškai neišmokai, aš čia matau problemą. Taip. Jeigu tu... Bet čia tas pats kaip ir čia, ne? Ir yra problema, jeigu tu ilgai senai gyveni ir tu vis dar nešneki. Tai va, lygiai sakau, ar lietuvis Anglijoje, ar koks nors indas Lietuvoje, ar koks nors amerikonas Prancūzijoje. Tu turi taikyti ne savo sąlygas diktuoti, aš kalbu tik angliškai, aš kalbu tik lietuviškai, aš kalbu ten tik tai Bangladešo kalba, ne? Tu atvažiuoji į tą šalį ir tu taikais prie to šalies kultūros, kalbos, tradicijų, visokių ten švenčių, visa kita. Aišku, tu gali turėti savo religiją, savo ten kažkokį bažnyčią stengtis įkurti, jeigu didesnė bendruomenė. Tai čia tavo teisė, aš nieko blogo tame nematau. Bet jeigu tu eini ir toj atvažiavęs į tą šalį, kad ir lietuvis Anglijoje ar ten koks nors prancūzas Lietuvoje ir sako, ne, aš čia lietuviškai nekalbėsiu, tu išmok darbdavį, ten ūkininkė, išmok prancūziškai, kad su manim susišnekėtum. Ne, tai čia yra, aš matau tą problemą, nes jinai yra, aš manau, labai didelė. Nes Lietuvoje, pavyzdžiui, kur dabar priėmė įstatymą, kad visi emigrantai, kurie dirba socialinį valstybinį kažkokį ten tą darbą, turi, kur dirba visokius aptarnavimo skyriui, jie turi mokėti lietuvių kalbą kažkokiu tai lygiu. Ir aš matau, kad tai yra gerai, nes taip ir turi būti. Nes tas atvažiavęs užsienietis turi mokėti lietuviškai kažkiek tai. Nes aš esu lietuvis ir nueinu į Maksimą, jeigu aš pardavėjas paklausiu, aš noriu maišiuką ir aš nemačiau, ar turi ten kažkokią prekę, aš noriu, kad man ta pardavėja atsakytų lietuviškai, nes aš esu Lietuvoje. Jeigu pardavėja ar ten kokį nors atėjau į barą užsakyti cepelinų, bet aš nenoriu mėsos, nes esu vegetarė, jeigu ta pardavėja nesupranta, tai jinai negali dirbti darbo, jinai turi mokėti tą lietuvių kalbą. Turi. Ne, čia tai faktas, O tam, kad ta Lenkija ar ta Prancūzė ar kokia nors ten Japonija atvažiavo ir dirba Lietuvoje, tegu dirba. Žinai, kaip yra tas... Tegu dirba, tegu gyvena, aš iš jūsų nemanau. Man netrukdo, nes jeigu aš labai noriu dirbti darbą, aš susirasiu tą darbą. Jeigu aš labai noriu. Niekas iš manęs darbo vietos niekada netims. Niekada. Kaip sako, koks ten yra bairis, kur sako vienas vyras, sako, kažkoks irgi per... komediją rodė, kur sako, nuvažiuok ten kažkur į Angliją ar ten į Ameriką, nes sako, jie sakė, kad sako, aš esu, žinai, ir nei gražus, nei turtingas, nei nieko, bet ten nuvažiavus į Ameriką sako, kad tie emigrantai, tokie kaip aš, atvažiuoja ir pavogė iš tų vietinių ir darbus, ir moteris, ir viską. Sako, aš toks esu negražus, tai aš važiuoju, pasimsiu, sako, viską, žinai. Tiesiog tas, žinai, per tą prizmę, kad nieks tau uždyka, jokių moterų, ar ten vyrų, ar ten darbų, ar ten mokslų neduoda. Tu dirbi ir viską lygiai taip pat visur. Ir yra toks irgi bajeris vienas, kad taip pasako, žinai,
ten tipo vietiniai kalba, žinai, ar ten anglai, ar ten amerikonai ir sako, blemba, atvažiuoja tie emigrantai ir pavagė darbus mūsų, žinai, ir tas kitas sako, nu blemba, jeigu atvažiavęs žmogus be kalbos sugeba pavogti tavo darbą, tai gal tu esi šūdas. Bet taip ir yra. Ta prasme, jeigu tu turi tokį darbą, kurį atvažiavęs žmogus be kalbos gali iš tavęs atimti. Išmokti tą darbą daryti. Tai ta prasme. Tai koks lievas tu esi darbuotojas? Nu, jeigu net be kalbos žmogus gali šitas pavogti darbą. Nu, ta prasme, ta kalba, ta prasme, ne, bet, nu, tokia realybė, ne, tokia situacija, mes esame emigrantai. O kokių istorijų esi girdėjus ar mačius, arba komentarai ir žinutėse, kurias gauna emigrantės, su kuo dažniausiai žmonės susiduria čia mes būnant emigrantai? Ar pati, kai pradžioj gal nemokėjai anglų kalbos, kur tu pati jausdavai, kad gal į tave žiūri kitaip, nes tu esi lietuvė? Niekada nejausdavau. Aš tau pasakysiu vieną dalyką, manęs jo dažnai tą klausia, ar prieš tave kažkas ten, nu žinai, kada nors jautei, kad diskriminuoja. Ir aš tikrai nuoširdžiai niekada nejaučiau, kad mane diskriminuoja. Ir paskui jau ateity, daug vėliau, aš pradėjau galvoti, ar aš nejaučiu, todėl, kad manęs nediskriminuoja, tai kad manęs iš tikrųjų nieks nediskriminavo, ar aš tiesiog niekada nežiūriu jokias situacijas apskritai rimtai ir nieko neimu į galvą ir tiesiog gal mane kažkur diskriminavo, bet aš net nepastebėjau. Žinai, nes mano toks personality, kur aš net neapsikraunu, nepastebiu ir nesigilinu. Tai galbūt mane kažkur kažkas tipo ir ale diskriminavo, bet aš net neatkreipiau tai dėmesį ir nesureikšminau. Ir dabar tiesiog net neatsimenu, nes tiesiog nesureikšminau. Man irgi, žinok, lygiai tas pats. Nu, ir aš niekad pagalvočiau, kad nuėjau kažkur yra, daug kas klausti, iš kur tu esi, kokiu čia tada. Bet aš niekada apie tai negalvodavau, kad manęs klausia dėl to, kad... Norėtų padiskriminuoti. Kad padiskriminuoti. O čia lietuvė atvažiavo, čia žinai, kad tai pasakė, tai tikrai niekada nėra. Nu, niekada. Tavęs vis laik girdi akcentą ir klausia, iš kur tu esi. Ir tu tą pasakai. Bet aš irgi nesu... Ir įdomu, ar žiūrovai galėtų duoti kažkokią specifinę situaciją, kur sako, ir aš pasakysiu vieną, kurią žinau, kur sako, kad mane diskriminuoja. Ir tai dažniausiai būna darbe. Darbe irgi. Ir sako, mano menedžeris yra ant manęs užsisėdęs, nes ten aš esu kokia nors ten lietuvė, o ten kiti yra ten lenkai ir visi ten jie draugeliai, Ir aš šaltakraujiškai 100% nepuolu sakyti, nu vargšelė, tu vargšelė, ar ten vargšelė. Tave diskriminuoja, nes tu čia lietuvė. Man iškart pirmas klausimas yra, o tu dirbi už juos visus geriau? Ar tu vienodai dirbi? Ar tu esi kokią nors įsivaizdinus, kad tu čia lietuvė, ar ten lietuvis? Mesgi visi protingi, jie debilai. Mes čia jie protingi, viską mes čia žinom, o jie visi, žinai, ten kokie lenkai debilai ir visa kita. Aš galvoju, ar tu tikrai 100% žinai, kad tu dirbi žiauriai gerai ir prie tavęs kaip prie darbuotojų neturi prie ko prikipti. Ir čia jau man iškart atsakymas būna turbūt ne, nes jeigu aš žiauriai gerai žinau, kad aš dirbu savo darbą ir aš puikiai jį išmanau, nesvarbu, ką aš darau, ir aš jeigu galvoju, kad mane diskriminuoja, tada aš einu pas HR ir apskundžiu. Nes aš žinau, kad prie nieko kito prikipti negali, nes aš esu geras darbuotojas. Bet jeigu aš savim nepasitikiu, kad primalu šūdo, atsiprašant, kada nors, žinai, kaip kada, ir tada sako, mane diskriminuoja, tai aš viską nurašysiu ant tos diskriminacijos, o ne dėl to, kad iš tikrųjų man sako, kad aš lievai kažką padariau. Pražiopsojau, pamačiau, įsižiuojus ateinu į darbą, pavėluoju, ar ten, žinai, nors aš stengiuosi, bet man nesigauna, tai iškrenta iš rankų, ar aš pražiopsau, nesuprantu normaliai jo kažko. Tai visą laiką reikia pagalvoti, ar tave diskriminuoja dėl to, kad tu esi lietuvis, ar dėl to, kad tu kažko nepadarai, kaip reikia padaryti. Taip. Ar tu nepasakai kažko, kaip reikia pasakyti. Ar tu nesusikalbi taip, kaip reikėtų apie kažką, žinai, atsakyti, susikalbėti. Ir man labai dažnai atrodo, kad ta diskriminacija labai greit dingtų iš žmonių galvų, jeigu jie suprastų, kad dažniausiai tai yra turbūt ne apie diskriminaciją dėl tautybės, o tiesiog paprastas pasakymas, kad tu lievai dirbi savo kažkokį darbą. Nes netlieki jo taip, kaip reikėtų. Pareigų kažkokio atlieki, ne? Tai tai paliksim jūs su tokiais pamastymais, tokiom istorijom.
Kad mes apie šią laidą įrašėm todėl, kad mes pamatėm labai daug klausimų, istorijų apie tai ir sulaukiam tokių prašymų apie tai pakalbėti. Tai mes pakalbėjom, o dabar jūs pasakykit, kaip jūs jaučiatės, ką jūs turite apie tai pasakyti. Kokios patirtis, kokie patarimai, kokios nuomonės, ką jūs atsakytumėt Birutei į jos tos klausimą. Tiem giminaičiam, jo, ar iš savo patirties. Pasidalinkit, plus planuojam daryti vieną podcastą, kodėl žmonės išvažiuoja dabar iš Anglijos, iš UK į atgal į Lietuvą. Bus irgi labai turbūt įdomu išgirsti, kaip dažnai tos patirtis, kas priverčia prie to grįžimo į Lietuvą. Tai tos temos susijusi, jos dabar aktualios, ypač po Brexito, žinai, daug kas keičiasi, reikia filtruotis, pasilikti, nepasilikti, kaip čia elgtis. Bet jo, parašykit, labai įdomu yra jūsų pasisakymai ir nuomonė šią temą apie pačią emigrantų temą. Tiek Lietuvoje emigrantų temą, tiek jūsų pačių kaip emigrantų temą, čia UK gyvenant ar kažkur iš kitur žiūrit, kaip jūs adaptavotės ar kažkokiu turit pastebėjimų. Kažką tai. Tai va. Ačiū Jums, ačiū, kad dalinatės, pasidalinkit, paspauskit share button, ir pasidalinkit ant savo Facebook'o sienų, būkite tokie geri mums ir padarykite tai, mes Jums labai dėkotume. Mes dėkojam Jums už visus patiktukus, širdutes, laikus, komentarus ir ačiū, kad padedate mums augti. Tai va. Ir iki kito karto. Dėkui. Dėkui ir iki. Ate.